Spalio 12 dieną, sekmadienį, 4 valandą ryte, Plungės mieste, Adolfo Jucio gatvės 12 name, gyventojus pažadino per lubas bėgantis vanduo. Atsikėlę žmonės pamatė kraupų reginį. Vandens apsemtas grindis, sienas, subėgusias elektros lemputes, laidus. Žmonės iš namų vandenį sėmė kibirais. Namo gyventoja Bronė teigė, išnešusi ne 20 vandens kibirų iš savo buto. 4 valandą pradėjo vanduo bėgti. 4 valandos, kai 20 kibirų susėmėm, išvertais iš kambarių. Viskas tiesiog baisu darės. Kas elektra įsijungė, viskas. Išjungiau kirtiklį. Ir dabar be elektros be nieko netu. Gyventojų teigimu nelaimė ištiko dėl blogai atliktų renovavimų darbų, kuriuos šiuo metu atlieka akcinė bendrovė Panevėžio Trestas. Keičiant stogą, bendrovė nesilaikė nurodytų reikalavimų. Stogo ertmės buvo paliktos didesnės negu nurodytos reikalavimuose. Darbo metu esą žmonės darbininkus dažnai matydavo apsvaigusius nuo alkoholio. Namo gyventojai reiškė priekaištus dėl nekokybiškai akcinės bendrovės Panevėžio Trestas vykdomų renovavimų darbų. Stogo danga yra vykdoma atmestinai, šiukšlės yra ant stogo, skylės yra ne pagal kaip standartus padarytas, žvyrai, polistiruoliai, nieks nevalyta, betvarkė didžiausia. Vyrai yra išgėrę. Kaip sakyti, sklepuose betvarkį yra, buteliai mėtos. Ir dabar visą savaitę, jeigu lys, tai mes skęsim visi, tai kas toliau bus? Vaidai subėgę, visa elektronika, kurie yra jų pajungta, yra viskas subėgę. Namo gyventojos Nijolės manymu, Panevėžio Trestas turės atlyginti žmonėms materialinę žalą. Kaip gal vadovauti toks neatsakingas žmogus, absoliutiška, tai čia išves, aš nežinau, čia tur nuimti, susiperka akcijas, pasiem pastato bet kokius darbininkus, bet ką apdirbti, nesvarbu, tai jeigu neturi žmonių, ne mes paprasčiausiai anus nusipirkom tom konkursą, Panevėžio statybos Trestas nusipirka mumis. Ani mumis nusipirka, tai ani turi nešti atsakomybę, galų gali savo darbą už kokybę. Taigi, mes ne kapeikas mokam 10 tūkstančių paprasčiausia, pasiims atlyginimus, pinigus, visko vienu žodžiu. O mes, kol mes įgyvensim, mane su puvusiom seinum paskiau su visko, o kad kreipsis remontą padaryti, aš nežinau, neprivalo atlyginti visiems žmonėms žalą, tegu daro remontus, tegu finansuojant visko, kas ir galų gali. Į kur atstovą, kur prižiūrėti, kur viskas galų gali kreipys, nieko negausi, sakym negausi, visi pikčiausi, visi mundriausi galų gali. Ne mes sugalvojom renovaciją, vyriausybė sugalvoti renovaciją, skirt kažkokias, kaip sakant, procentus, ačiū už tai, bet galų gali atliekit darbus kokybišką. Lietuvos žmonės, priimdami renovaciją, gerą pasirinkit paprasčiausiai. Žmonės, katrai dirbs jūsų darbą, katrai naudosies jūsų pinigos ir katrai kai kurie nesugebės praturtėti iš to, nes tas ir Lietuvoje labai, kaip čia pasakysiu, madinga iš kitų pragyventi. Dėkavujam vyriausybę už pinigų tom praplovėm, už tas renovacijas visas. Kaip žmonių apgaudinėjams. Vaikis už tos, kad atsiunti mum į namą ir nešvomžius. Liepos mėnesį aplinkos ministerijai paskelbus renovadienių mėnesių, Plungėje renovuoti savo namus pareiškė 16 daugiabučių gyventojai, iš kurių 9 gyvenamiesiems daugiabučiams šiuo metu atliekami renovavimo darbai. Konkursai rangovams buvo skelbiami centralizuotai visoje Lietuvoje. Užsakovų iš Plungės skelbtą konkursą laimėjo ir tuos 9 daugiabučius mūsų mieste atnaujina Panevėžio statybos Trestas, kuris už priimtiną kainą pasiūlė atlikti ne tik statybos, bet ir projektavimo darbus.